Jei dabartiniai situacijai, kurioje nesi patenkintas, tai gal dirbi samdomą darbą, arba esi mokykloje ir nežinai, ką darysi po mokyklos, tai šis video supažindins tave su sritimi, kurios galimai dar nesi girdėjęs ir kuri galėtų tau padėti uždirbti iki 4000 eurų per mėnesį iš namų per ateinančius metus. Jeigu dabar dirbi ir turi fiksuotą atlyginimą, fiksuotą grafiką, dirbi pagal kažkieno kito sąlygas ir apskritai tiesiog kažkokį samdomą darbą, šita sritis specifiškai padėtų tau pakeisti visus šitus dalykus ir atsikratyti jų. Dauguma, kaip bando šitą dalyką išspręsti, jie pradeda kažkokį internetinį verslą. Jie bando pardavinėti kažkokius digital produktus už ten 30 eurų. Ir jie niekada nėra lietę marketingo, jie nežino, kas per produktas veiktų rinkai ir todėl jiem nesigauna ir jie nesupranta, kas blogai. Tada jie bando dropshippingą, tada jie bando affiliate marketingą, tada Instagramo team pages, YouTube team pages. Ištestuoja absoliučiai viską ir ant galo nieks nepavyksta ir jie tiesiog pasiduoda. Ir esmė tame, kad kai tu neturi jokios patirties versle, tu nesi matęs, kaip kiti dirba, arba net ir samdomam darbe, nelabai iš tikrųjų matai, kaip tenais viskas atrodo, tai tu nelabai gali kažką ir padaryti. Tu nežinai, kaip sukurti gerą website, tu nesupranti, kaip suras gerą produktą ir ypač kaip parduoti produktą. Todėl visada rekomenduoju pradžioje, kai tu nori pereiti kitą sritį, nori atsikratyti visų šitų dalykų, aš rekomenduoju tiesiog pradėti kažką paprastą, kaip sugebėjimų ir paslaugų pardavinėjimą verslams. Skamba paprastai, skamba visiškai tas pats, kas čianais, bet šitą dalyką mes darytume su labai specifiniais sugebėjimais, kad tie sugebėjimai atitiktų mūsų pagrindinius norus. Tai laiko laisvė, vietos laisvė ir finansinė laisvė. Per mano paieškas pagrindinės rytis dabar, kad šitą dalyką pasiektum, tai yra reklamų kūryba komercijos verslams. Specifiškai e-komercijos, kadangi šie verslai dirba internetu, todėl jiems nelabai svarbu, iš kur tu dirbsi. Aišku, kartais prašo hybrido ar on-site darbo, bet šiandien jau pačiam priklauso, ar tu nori taip dirbti. Iš laiko klausimo, kadangi net ir dirbant pilnu etatu, kadangi darbas iš namų, iš esmės tavo darbo diena atrodo tiesiog tau yra užduoti darbai, jeigu tu juos padarai per tą dieną, viskas super. Tai tu dirbi realiai kada nori, tiesiog kad būtų padaryti darbai, kurie būtini, kad būtų padaryti. Bet aišku, visada yra galimybė dirbti freelance būdu, tai šiek tiek sunkiau, kadangi klientų kiekiai dažnai svyruoja ir tiesiog gali būti taip nepastovumas tas toksai ir reikia mokėti tos klientus atsivest, pakankamai dažnai juos atsivest, pradėti gal netgi mini agentūrėlę, kad galėtum realiai augti. Reikia mokėti suteikti rezultatų ir sugebėti išlaikyti tą klientą bent keletą mėnesių, kad nereikėtų taip dažnai ieškoti naujų klientų, nes nėra taip lengva. Kitas klausimas, kodėl būtent reklamų kūryba gali uždirbti tokias pajamas specialistam, kaip ir sakiau, 4000 eurų per mėnesį, gal ir 3, 2, gal 5, gal 7, priklausomai kaip apsiemi visą šitą sritį, ar moki pardavinėti save ir savo pasiūlymus pardavinėti, ar moki juos gerai padeliverint, ar klientai užsisako vėl ir vėl ir vėl. Tai daug labai skirtingų klausimų, kad galėtum uždirbti tokią sumą, bet finansinė laisvė pakankamai lengvai pasiekiama, kadangi tavo reklamos uždirba pinigus verslams. Vadinasi, jei tavo reklamos geros ir jos atneša rezultatus, klientams nėra baisu mokėti truputį daugiau. Tai truputį daugiau, kad ir tie keli tūkstančiai eurų per mėnesį, kad ir nuotoliniu būdu, kad ir nelabai svarbu, kiek tu ten laiko praleidi, svarbu, kad būtų rezultatas. Jeigu rezultatas yra, kodėl jiems nemokėti? Jeigu tavo reklama atnešė ten 50 000 per mėnesį, tai iš tų 50 000, manau, kad jiems nesunku sumokėti tau 3 ar 4. Tai kad visus šitos dalykus pasiekti, kad mokėti ir gerai rezultatą atnešti ir dar kažką, reikia labai gerai mokėti sugebėjimą, kurį pardavinėjai. Kad šitą sugebėjimą mokėt ir kad padaryti visą šitą dalyką, reikia suprasti, kas yra reklamų kūryba. Tai jeigu žiūrint tiesiog taip pat pirmam lygiai ir antram lygiai, tai yra strategas, kuris sugalvoja idėją, padaro rinkos analizę, supranta, ką daro kiti kompetitoriai, priešininkai tavo kliento verslo ir kaip galėtum parduoti jų produktą. Tu gali nuspręsti, okei, darom tokią reklamą, todėl ir tada, kai tą reklamą sukuri, parašai tekstą, kokį nori, kad jis būtų paleistas, tai paimkim pavyzdį šitą tekstą, tai vat kažkas panašaus šitai, tiesiog paprasčiausias tekstukas, kas bus pasakyta per video ir tada, kas bus pasakyta per video toliau. Tai iš esmės toksai labai paprastas principas. Bet kad visą tą dalyką padarytum, reikia mokėti ir suprast kosmiškai daug įvairiausių dalykų. Tai benefitai, desires, ką klientai nori, kad padarytų, tada suprast, ką kalba apžvalgos klientų, kurie jau mokėjo ir pirko produktą, tada reikia suprast, kam pardavinėti ir tokių įvairiausių dalykų, apie kuriuos kalbėjau praeitose video. Ir tada, kai visą šitą dalyką padarėm, parašėm
tekstą ir nusiuntėm video montuotojui arba grafiniui dizaineriui. Tada video montuotojas visą šitą idėją išpildo į realybę, sumontuoja klipus, padaro su dirbtiniu intelektu gal balsą, gal padaro su dirbtiniu intelektu klipus, gal padaro, kad ir pat koksai podcastas būtų ir tiesiog kalba du žmonės vienas su kitu ir viskas pilnai padaryta su AI. Dabar netgi nesenai mačiau klipą, kuris tiesiog yra moteris, senesnė moteris, užšoka ant stalo kaip Spider-Manas, pavyzdžiui. Ir ta reklama labai gerai veikia. Tai vat tokių įvairiausių klipų galima prigalvoti kaip video montuotojui ir kaip grafiniui dizaineriui irgi yra daug įvairiausių idėjų, kurias galima išpildyti. Kad ir, pavyzdžiui, paduotas kažkoksai sakinukas ir iš to sakinuko reikia padaryti, tai jeigu kalbam apie kvėpavimą, reikia gal čia parodyti plaučius, parodyti, kad tenais apie tą kvėpavimą, čia parodyti produktą, kažką tokio. Tiesiog iš esmės perteikti mintį, kurią tau suteikė creative strategas. Jeigu pažiūrint šitos du lygius reklamose pačiose, tai galim pasižiūrėti į grafinio dizainerio ir creative stratego darbą. Su Burga, pavyzdžiui. Tai šiuo atveju turim šitą dėkliuką telefono, jisai pakankamai gražaus dizaino, gražiai uždėtas, viskas iš arti, matosi specifiniai, kaip šonas atrodo, kaip priekis atrodo, matosi šiandien viskas kaip atrodo. Labai gražus dizainas iš savęs. Ir tada turim creative stratego dalį, tai tekstukas ir anglas, vadinamas tas toksai kampas, prie kurio einam prie pirkėjo. Tai taip, gal mes ir brangus, bet geri dalykai nėra pigus ir pigus dalykai nėra geri. Tai šiuo atveju mes tiesiog sakom, kad gal mes ir brangus, bet mes geri. Ne? Tai jeigu šitas matom, kad veikia šitą idėją, galime ją išpildyti su to pačiu dizainu, gal dėl to, nes dizainas labai gerai veikia ir tas tekstas iš esmės gal šiuo atveju daug ko nedarė, tai gal tą dizainą pakeičiam su skirtingais kampais iš teksto pusės. Arba jeigu nusprendėm ir matom, kad per visą ad accountą ir per reklamų tą paskirą, šitas tekstas labai gerai veikia. Tai tada testuojam per visus skirtingus dizainus, kuriuos įmanoma sugalvoti. Ir iš video pusės, jeigu galėtume pasižiūrėti, tai pavyzdžiui, šitas video. Yes, we're pricey, and that's because we don't cut corners. Every Burga case is a masterpiece of design and durability, crafted to deliver unmatched protection and timeless style. It's an investment in quality that lasts. But there's one challenge. It's hard to choose just one. That's why we have our irresistible buy two get two free offer on phone cases. But don't wait. This deal won't last forever. Head over to burga.com now and snag your favorite styles before they're gone. Tai paprasčiausiai kaip reklama jisai introducina produktą, papasakoja apie produktą ir po šiek tiek priėjom prie to, kad sunku išsirinkti tik vieną ir todėl mes turim šitą specialų pasiūlymą ir tai čia creative stratego darbas, visas tas dalykas, kurį girdėjo dabar, ką čia šnekėjo. Ir iš video montuotojo pusės, tai jisai paėmė tą tekstą, kurį parašė strategas, čia yra dirbtinio intelekto balsas, tai ant to balso sudėjo šitos visus klipukus, kuriuos matot ant ekrano ir čia iš esmės jo darbas visas yra, tai parodyti šitą klipuką sudėliot ir ant galo parodyt šitą screen recordingą parduotuvės. Ir jeigu šitos reklamos gerai veikia ir strategas labai gerą darbą padarė ir video editorius gerai darbą padarė, tos reklamos veiks. Ir dėl tų reklamų ir dėl to rezultatų, kurios atnešė tos reklamos, tau klientas gali sumokėti pakankamai didelius pinigus. Tai atrodo taip reklamų kūrybos rytis. Tai dabar gali būti klausimas, kaip pradėti mokytis šitų sugebėjimų, kaip įeiti į rinką. Tai aš turiu mokymus ir mentorystę specifiškai tam. Kaip atrodo mano mokymai, tai čia galit pasižiūrėti į vidų šiek tiek mokymų mano. Tai turim 4 sekcijas, turim grupinių skambučių rekordingus, tai kiekvieną savaitę turim po grupinį skambutį su kitais mokiniais, kad tiesiog apsitartume situaciją, pasižiūrėtume, kur kas gal klaidą daro kokią iš klientų gavimo pusės. Tada turim strategijos kursą, turim video editingo kursą ir turim LinkedIn kursą. Tai čia yra tiesiog video medžiagos, kurios padeda susiprasti ir pasigauti, apie ką kalba eina. Ir kaip atrodo patys mokymai, tai aš atlieku juos asmeniškai su tavimi, sprendžiam tavo problemos kartu, atsakau visus klausimus per žinutes ir asmeninius 1-1 skambučius. Kaip ir sakiau, yra ekstra grupiniai skambučiai su kitais mokiniais kiekvieną savaitę. Tai yra 8-12 savaičių mentorystė ir per ją mano tikslas yra padėti tau įeiti reklamų kūrybos sritį ir pakeisti savo dabartinį uždarbį su reklamomis ir reklamų kūryba. Kaip patys mokymai atrodo ir kaip visas šitas procesas atrodytų, kad tau kuo lengviau suprast, kai tu prisijungsi prie mokymų, kaip tu gali viso šito dalyko išmokti. Tai iš pradžių mes pasidarysim skambutį viens kartu su tavimi, išsiaiškinsim, į kurią pusę tu labiausiai nori krypti ir tada papasakosiu, ką reikia padaryti. Kaip sukurti LinkedIn profilį. Susidėliosim iš LinkedIn pusės. Išsiaiškinsim viską iš video editingo pusės arba iš strategijos pusės, priklausomai ką tu nori mokytis. Aš dažniausiai rekomenduoju mokiniams pradėti nuo video editingo, kadangi daug lengviau įeiti į rinką, kadangi strategija yra daug sudėtingiau. Reikia daug labiau suprast dalykų. Mokėti pakalbėti su
klientų, paaiškinti šitą ir šitą dalyką. Reikia labai daug skirtingų dalykų mokėti, todėl sritis daug sudėtingesnė ir aš visada siūlau pradėti nuo video editingo, kadangi tiesiog daug paprasčiau. Ir kaip viskas atrodo, tai pirmus 1-2 mėnesius bandom mes tiesiog su video editingu tau pakeisti dabartinę rolę, kurioje dirbi, kad galėtum uždirbti iš video editingo. Po to, kai šitą dalyką jau padarėm ir tu uždirbi 1,5 iki 2,5 tūkstančio, mes pradedam galvoti apie strategiją ir kaip tenais tau padėti kuo lengviau įeiti, jeigu tave aišku domina, gal tau labiau patiks video editingas tiesiog. Bet visada labai rekomenduoju išmokti ir strategiją, tai mes pradedam tada mokyti strategiją ir todėl aš kalbu 8-12 ir jeigu būtina ir matom, kad gal neužteko to laiko, galima ir prasitęsti, jeigu labai reikalingas dalykas. Mano tikslas yra tiesiog asmeniškai su tavim dirbti ir tave apmokyti reklamų kūrybos ir įeiti į šitą marketingo sritį. Jau daug mokinių pro mane praėjo, jau apie 30 mokinių šiuo metu. Yra ir video editorių, yra ir strategų, yra įvairiausių rezultatų. Kai kurie dirba pilno etato pozicijose, kai kurie dirba ofise ir kuria reklamas, kadangi jiems tai pasirodė atraktyviau. Kai kurie dirba nuotoliniu būdu, kai kurie pradėjo su strategija ir tada perėjo į video editingą, kai kurie tiesiog freelancina ir dar vis mokyklai mokosi ir uždirba pinigus. Pavyzdžiui, dirbau su viena iš Nyderlandų moteriam ir jinai realiai per pirmą mėnesį susirado 2 full-time pozicijas ir dirbo vienu metu tenai. Ir remote viskas, todėl galima buvo ir 2 pozicijas apsiimti. Ir man rodos, per pirmą mėnesį pasidarė apie 7 tūkstančius eurų. Tai jeigu tave sudomino šitas sritis ir norėtum prisijungti ir prie mano mokymų ir tiesiog sužinoti daugiau apie šitą sritį, po video aprašyme yra mano Instagramas. Jį gali nueiti, pasiskaityti, pasižiūrėti daugiau apie mane, aš daug vidasų esu tenais prikėlęs. Ir jeigu tave sudomino, gali man parašyti, žiūrėjau YouTube video, mane sudomino. Ir tiesiog tada galėsim pasižiūrėti, aš pasiklausinėsiu apie tavo situaciją, pasižiūrėsim, ar galiu tau padėti. Ir turbūt su mano kolega arba su manimi tiesiog susiskambinsim ir pasižiūrėsim, ar viskas atitinka visus dalykus. Tai dar kartą parašyk, jeigu sudomino.